Labas vakaras, su jumis laida Verslios mamos. Šiandien laidoje kalbėsime apie video turinio kūrimą kartu su videografė Justina Milevska. Labas, Justina. Labas. Labai smagu, kad atvykai ir manau, kad pakalbėsime tikrai labai įdomiom temom, būtent kas liečia turinio kūrimą tiek TikTok'e, tiek Instagram'e ir aplamai viso to vizualo kūrimo. Tai nuo ko viskas prasidėjo? Kodėl tu nusprendei dirbti būtent su video kūrimu? Šiaip iš esmės viskas prasidėjo galbūt nuo mano vaikystės, kai buvo vadinama prie meno vadinama, tai tas ir išliko. Aš ir išlikau tokia prie meno. Mano pačios pirmosios veiklos buvo, nežinau, lankelių kūrimas, toliau teko dirbti visažistė beveik 6 metus ir plaukų stilistė. Ir visą laiką ta komunikacija su žmonėmis vyko ir toliau gimus dukrytei atsirado toksai potraukis daugiau socialiniams tinklams. Tas potraukis gal jau atsirado studijų laikais, kai aš studijavau, tai aš esu tas retas egzempliorius, kur būna, kur galima pavadinti tai, kad dirbu pagal profesiją, nes esu baigusi komunikacijos bakalaurą. Negali būti. Čia yra žiauriai reta. Taip. Tai komunikacijos bakalauras ir aš dirbu ir komunikuoju su žmonėmis ir mano bakalaurinis darbas buvo rašytas apie socialinių tinklų įtaką žmonėms. Oho, kaip įdomi. Tai principė visada sukaisi kažkur prie kūrybos. Prie kūrybos, tik tai buvo vienas etapas, kai aš dirbau samdomą darbą. Koks tai darbas buvo? Kažkas susijęs su IT, aš dirbau banke. Banke su prie kompiuterio, toks oficinis darbas. Labai kūrybiškas. Labai kūrybiškas, bet tuo momentu man to galbūt susistovėjimo reikėjo, galbūt ta pati kaip ir finansinė padėtis, kad būtų atrodo, kad ir stabiliai viskas būtų. Aš tą pusę išbandžiau. Aišku, buvo labai sunku, nes dirbdavau samdomą darbą nuo 8 iki 5, per pietų pertraukas važiuodavau į dienines studijas į bent kažkurias paskaitas, tada savaitgaliais rašydavau bakalaurą ir šeštadienį, sekmadieniais dar dirbdavau visažistę. Kaip jautėsi tuo metu? Nes labai, tai buvo toks chaosas. Chaosas, buvo labai didelis chaosas ir kažkaip, buvo tos įtampos, bet aš kažkaip ją išveždavau. Ir tada laukiausi ir dirbau irgi iki paskutinių dienų ir 10 dieną berods po gimdymo aš išėjau vėl dažyti klienčių ir po kurio laiko supratau, kad, perdegiau. Ir tada atsirado potraukis vėl grįžti į socialinius tinklus. Grįžkim prie to perdegimo, ne? Visą tai įtakojo tavo tas visas, vadinkim, tas chaosas ir tai būtent tą perdegimą. Aš tikriausiai perdegau dėl to, kad buvo labai didelis kiekis žmonių. Kai tu neturi laiko savo, tie patys savaitgaliai, tu neturi savaitgalių, tu, ta prasme, su šeima nepraleidi daug laiko ir tas nuolatinis toksai kaip ir ritmas ir kiekvienas atsineša savo labai energiją ir man ta energija persmelkė mane ir man tikriausiai buvo per daug. Kiek laiko tau reikėjo atsigauti? Aš labai pakankamai greitai atsigavau. Tiesiog aš turėjau įbristi į kitą nišą, kuri mane domino ir aš tiesiog pastebėjau, kad aš darydama makiažus nejaučiu to noro, kad, tarkim, tikrai dažnai pasakau, kad nebedegu aš tuo, kad man nėra noro tobulėti, nėra motivacijos kažką eiti naują išbandyti. Atsirado, gerai, jo, bet aš nenoriu. O čia man buvo ta aistra didžioji, kad aš labai norėjau. Va čia yra tas, ką aš tikrai labai noriu ir aš noriu tobulėti naują įrangą ir man aš supratau viskas, aš čia degu ir degu kol kas iki šiol. Kiek laiko jau degi viskuo? Daugiau, apie 4 metai. 4 metai kažkur. Jo, Koks buvo tas pirmas socialinis tinklas, kur tu atsiradai ir ką tu ten veikiai? Socialinis pirmas tinklas atsirado Instagramas, vėliau perėjau į TikToką ir TikToke aš dalinausi patarimais apie marketingo patarimais. Jokių šokių nebuvo, aišku, ta auditorija reaguodavo skirtingai, bet patekau pakankamai gerų laikų, kai auditorija rinkosi pakankamai greitai ir nauda ir turinys juos papirko ir tai, kad aš darydavau šiek tiek kitokių principų, apšvietimai, kažkas ryškaus, kaip ir dabar matom, aš nesu paprastas toksai, aš esu ryškesnė asmenybė, mėgstu kažką ryškiau, mėgstu kažką kitaip, pafantazuoti. Mano projektai irgi yra tokie nestandartiniai, lakstau po miestą, vos neišsirengus su savo kurtom suknelėm. Man visą laiką patinka kažkas kitaip padaryti. Pakalbėkime apie tą patį TikToką. TikTokas yra ta platforma, kur iš tikrųjų auditorija nesuprasi nei kas, nei ką ir dažnu atveju juos pavadina tiesiog sofos riteriais. Ar tu susidurėjai ten su kažkokiu heitu? Taip. Aš ir žmonėms dažnai sakau, jeigu norit, jūsų yra pradžia socialiniuose tinkluose, nelyskit pirmiausiai TikToką. Vien tik dėl to, todėl, kad ten yra tikrai pakankamai
blogas toksai patikra tų profilių ir galima susikurti tikrai labai daug ir galima gauti tikrai įžeidžiančių žodžių ir tikrai labai grubių. Ir jeigu tai įvyksta pačioj pradžioj, kai tu, kaip ir nelabai super duper palaikymą turi, neturi didelės auditorijos ir tau dar ant viršaus užeina. Tai gaudau, kas pas tave per spuogas, ten, žodžių baidyklė ir visokių tokių esu gavus. Ir sustokim ties čia, nes čia yra iš tikrųjų labai svarbus momentas, kadangi gavai tos kritikos, to heito, to viso kito. Kaip tu su tuo tvarkeisi? Nes aš įsivaizduoju ir manau dauguma tikrai pritars, kad, kai tu gauni laviną kritikos dėl spuogo, galbūt dėl dantų, galbūt dėl dar kažko, tu iš karto toks, jautiesi labai negerai ir tu tiesiog gali nustoti viską akimirksniu daryti. Kaip tu su šito sukovoji? Aš pradėjau šitą dalyką daryti tokia labai paprasta taktika. Bet koks dėmesys, ir paimkime netgi žvaigždžių principą, bet koks dėmesys, bet kokia reakcija yra gera. Ar tai būtų bloga reakcija, arba tai būtų gera reakcija. Pradėkim atskirti ten, kur yra nepagristas kažkoks, tu baisi, ten, pirmą kartą man, tu baidyklė, ten, žmogus neturi ką veikti, jam reikia įsireikšti. Čia yra jo išraiškos būdas. Ir mes priimkim jį, viskas yra gerai, bet pagrindinis dalykas, ką mes turime apskritai ir socialiniuose tinkluose, kas mums yra svarbu, kad mums skirtų dėmesio, kad mes gautume reakciją, ar tai būtų gera, ar tai būtų bloga. Iš blogos mes galbūt darome išvadas arba tiesiog numojam ranką, o gera mums, aišku, kaip medus ant dūšios ir labai gerai jaučiamės, bet jeigu mes įkeltume tam tikrą turinį ir jisai nesulauktų jokios reakcijos, žmogus tiesiog pasižiūri, tiesiog, ir gerai, ir nuėjau. Reiškia, tas turinys visiškai neužkabina, ne jo suerzina, galbūt tai tam tikras tikslas suerzinti tam tikrą auditoriją žmonių. Jeigu jisai apskritai neišjaučia jokios emocijos, reiškia, tas turinys nieko vertas. Ir reikia tą suprasti, kad bet kokia emocija yra svarbi ir jinai reikalinga. Noriu pasakyti, kad yra žmonių, kurie kūrė video specialiai, kad suerzinti kažką. Taip. Čia yra tokia taktika. Taip yra tokia taktika. Yra žmonių, kurie tam tikrą paima aštresnę temą. Aštresnės temos apskritai paimamos tos temos tabu, kodėl jos sulaukia daug peržiūrų, apskritai kalbant apie ten, nežinau, apie mamas. Paimant apskritai. Paimkim negi tą temą su mamom susijusia žindimas ir maitinimas mišinukų. Viskas. Jeigu tu padėsi ant tos nepopuliariosios pusės, tu būsi on top tuo momentu, nes žmonės domėsis, o kaip man ima pyktis, kodėl tai tokia ir tai. Žodžiu, užsiverda diskusija, nuo to mes gaunam daug peržiūrų. Ar ant to viso to negatyvo galima ilgai ištempti? Ne. Tiesiog visas tas negatyvas pereina į tavo įvaizdį visą. Jeigu tu visą laiką transliuosi, norėsi kažką supykdyti, norėsi kažką sukeršinti, gausis tai, kad tavo įvaizdis susikuria tokio žmogaus, o ant skandalų mes neišgyvensim labai daug, reikia jos visą laiką nuolatos kurti, 1, 2, 3, gerai, mes turėjom kažkada ten Orička dainą, aš tai tokia buvo. Ir aš visą laiką paimu pavyzdį, kaip bumas, viskas on top, ten visi tūsina, viskas gerai. Ir jinai taip greitai nusileido, kad jinai neišleido kažko tokio skandalingo arba kažko. Ir imant visus skandalus apskritai, juos reikia visą laiką pakurti kažko, kad degtų ugnis. Ir viskas. Justina, tu dirbi su video turiniu, ne? Tai vadinasi, kitiem padedi sukurti ten tą visą turinį, tai būtent vizualą, video ir panašiai. Ar esi sulaukusi kažkokių prašymų sukurti skandalą kažkokį, padaryti skandalingą kažkokį video, kažką, kad pritraukti dėmesį? Nes dažnai tenka girdėti, kad būtent tie, kurie dirba su socialinė medija, sulaukia prašymų, vos neparašyk man scenarijų, kaip man čia ką suvaidinti ir nufilmuojam ir padarom bombą. Aš iš esmės esu visus tos dalykus labai prieš, nes man nepraeina, aš negyvenu instagraminiam vertybėm ir taip man kartais nukenčia nuo mano ten tam tikri santykiai arba kažkas. Man labai svarbu savo vertybės ištransliuoti ir būti savimi tokia, kokias aš esu. Nebijoti išreikšti savo minčių, bet jeigu žmogus ateina ir manęs prašytų, nebuvo tokio dalyko, kad manęs prašytų kažką pakurti, tiesiog, kai yra tam tikri filmavimai atliekami, mes rašome scenarius ir jeigu tai aštresnė tema, aš vadinu ne tai, kad mes suprovokuotumėm žmonės, bet aštresnė tema, apie kurią apskritai nieks nekalba ir nenori kalbėti ir mes tiesiog ją gražiai įvyniojam į tą tokį video procesą ir išrutuliuojam, bet tikrai tikrai atsisakyčiau, nes tai kertasi su mano vertybėm, jeigu tai kertasi su mano vertybėm, viskas, aš jau nebedirbu, man tas nepraeina. Labai smagu, kad laikaisi tų vertybių ir iš tikrųjų tai Instagrame būnant, matome labai daug
suvaidinto gyvenimo. Taip, suvaidinto gyvenimo, aš nesakau, kad pas mane, tarkim, ten viskas yra gerai, bet aš tiesiog pasirinku tuo momentu, aš darau tai, kas man patinka, aš noriu ištransliuoti visą tą emociją, jeigu aš nenoriu transliuoti tas emocijos, viskas, tai niekas netransliuoju. Tiesiog. Labai teisingai. Dirbi tikrai su įvairiais projektais ir galbūt grįžkime į tavo pačią pradžią, nuo ko viskas prasidėjo, kokie tada buvo, na, minėjai, kad kūrėjai tuos būtent edukacinius video, bet tu filmavai save ir tiesiog kėlėjai, na, kažkokią informaciją tai auditorijai. Dabar tu dirbi tikrai ir su, gal pavadinkim juos garsenybėm, tikrai su žinomais žmonėm, kurie, na, yra Instagrame labai žinomi. Kaip tu jautiesi dirbdama su tokiais žmonėmis? Ar tau nesako iš šalies, kad, dirbi čia su žvaigždėm, jau žiūrėjau? Taip, šiaip iš esmės daug kas galvoja, kad jeigu dirbu su žvaigždėmis, tai pinigai krenta, aš kažkada esu tą video sukūrus, kur pinigai krenta iš dangaus, kad tu paspaudi, ką tu čia spaudi, susirask normalų darbą, tai čia ir buvo topinė frazė, kuri visą laiką skambėdavo, susirask normalų darbą, pradėk kažką daryti, o čia buvo mano normalus darbas, kuris man galų gale pradėjo nešti tam tikras lėšas, bet pradžioje tai teko dirbti ir daug labai nemokamai, įvykdyti tam tikrų projektų ir dabar tai tenka daryti. Tiesiog aš investuoju tikrai nemažus pinigus, kaip į savo tas, kaip suknelės, dar kažką darau ir tikrai galų gale tai atsiperka ir tai nebūtinai piniginė išraiška turi atsipirkti tam tikras projektas, tam tikra emocija. Aš padalyvauju, sutinku žmonių, pasikalbu, atrodo, tu grįžti ant tiek prisotintas tų gerų emocijų ir tai yra didžiausias man įvertinimas. Ir pati pradžia mano tikrai buvo, paprastesnė, po biškiuką pradėjo žmonės rašyti, gal galit pagelbėti, gal tą. Pirmi klientai irgi atsirado visiškai ir aš nuo to laiko, gal 4 metus, niekam nerašiau, gal norite, aš noriu su jumis ten padirbti, gal norite, aš jūs pafilmuosiu, tiesiog eidavo viens po kito ir tai man buvo didžiausias įvertinimas, kad aš galiu filmuoti garsenybės, tai taip, yra smagu, bet kai sako, ką tu ten paspaudži tą mygtuką ir viskas, ir pasibaigė ties tuo, bet kad paspausti tą mygtuką, reikia visų pirma suinvestuoti į tą nemažus pinigus, į tą mygtuką vadinamą, ir mygtukai, stebuklų nėra, stebuklų nebūna. Jeigu manęs, pavyzdžiui, paklaustų, kodėl tu taip nufilmavai, kodėl tu taip padarei, aš sakyčiau, aš nežinau, aš taip jaučiu. Ir mane galbūt dėl to žmonės ir tam tikrai renkasi, dėl pačios komunikacijos, dėl mano darbų, kaip aš juos galiu pamatyti. Aš matau ir tai yra galbūt Dievo dovana ir aš to džiaugiuosi, nes man daug iš šalies tai sako, bet aš vis, kaip tas lietuviškas kuklumas, tai ačiū, nesakyk, jo, fainai. Man atrodo, turi paplėsėti man per petys, gerai padarė, gerai. Jo, Justina, bet tavo tikrai video yra labai nestandartiniai ir tikrai nėra šabloniškumo, kiek tu filmuoji ir kitiems ir nedirbant su kitais, nes, tenka tave tikrai matyti Instagrame, TikToko nežiūriu, nežinau, kas ten vyksta, bet būtent Instagramas, tai tikrai, esi labai ryški asmenybė ir naudoji kažkaip viską kitaip darai. Tai yra tiesiog iš savęs. Taip, iš savęs. Aš, pavyzdžiui, kai man parašo, aš noriu padaryti tokį video, kaip tu ten darai. Nedarysim, bet kokiu atveju apskritai nebus vienodo varianto, todėl kad aš noriu, pačiam, pavyzdžiui, kai mane klientai kreipiasi tam tikro, reikia promo video, aš noriu išimti visas jo vertybės, padaryti, ta prasme, individualų projektą, kad jisai atspindėtų jį. Jeigu mes, pavyzdžiui, paimsim kažkokį kuklesnį žmogų arba apskritai nemėgstantį spalvų, uždėsim tokį vasijoną, tu čia srakaliok čia, nebus efekto, nes jisai susikausės bus, jam nebus patogu ir panašiai. Reikia atrasti tą komforto zoną. Taip, nesakau, kad iš komforto zonos nereikia išeiti. Komforto zonai visą laiką gerai, šilta, faina, bet kai tu išeini iš komforto zonos, pats didžiausias pikas ir pats geriausias, ta prasme, tavo pasiekimas ir įvyksta tada perversmas kažkoks, kai išeini. Bet individualumą atskleisti man yra tas labai svarbu ir gali būti ten 2 grožio meistrės, kaip pavyzdys filmuoja, bet aš visas filmuosiu skirtingai. O kaip, pavyzdžiui, tu nusprendi, kaip filmuoti? Realiai, tarkim, tikrai labai daug su kuo bendrauji, daug tų projektų turi ir kiekvienas, kaip ir sakai, yra skirtingas. Man irgi, pavyzdžiui, uždėtum dabar kokią, nežinau, ryškę suknelę, aš irgi jau gal, kažkaip, ką aš žinau, tokia aptempta, ką aš žinau, kažkaip keistai jaučiuosi galbūt. Ir tai kaip tu nusprendi pagal žmogų? Kaip filmuosim, ką filmuosim? Šiaip dažniausiai būna kažkokių referencų pasiieškom temų, nes žmonės dažniausiai būna, apie ką man šnekėt. Aš sakau,
apie ką šnekėti visą laiką atras. Mes visi ekspertai, jeigu esam savo srityje ekspertai, kaip pavyzdys, va, tarkim, esi ekspertė ir tu žinai, ką tu va, žinai visą tą informaciją ir atrodo tau simple, ir ta prasme, nu, kaip tu gali nežinoti šito dalyko, ar ne? O kitiems žmonėms čia yra kaip mega atradimas. Wow, ta prasme, čia taip galima buvo. Ir aš visą laiką susidėliojom, jeigu tai ekspertiniai video kalbamoji galva, tai pasidėliojom tokius scenarius, bet jeigu tai yra meniniai, kažkokia idėja, kažkur kažką vat, pamatėjai, kažkur sulipdėjai, kažkas kilo idėja, aha, čia padarysiu taip, čia, nu, aš ta prasme, viskas man intuityviai. Aš matau tą vaizdą, gerai, aš taip noriu čia pamatyti ir va šitą va dalyką taip įamžinti, viskas. Aš neturiu logiško paaiškinimo, aš nežinau, gal čia yra blogai, gal negerai, nežinau, bet aš tiesiog va taip va jaučiu ir aš va taip pačiai atsistosiu ir taip padarysiu. Nėra mano... Bet tu labai iš savęs transliuoji tą nuoširdumą, kas tikrai, man atrodo, šiuo laiku yra ypatingai svarbu, kad kuo mažiau būtų to netikro kažkokio gyvenimo, to vat, viso netikrumo, ten feiko to pačio, taip pavadinkim, bet iš tavęs sklinda ta gera tikrai energija ir manau, kad tikrai tas užkuria žmonės, kurie nori su tavim dirbti. Jo, tas mano energija, tai galbūt man siūlė susirasti asistenčių, gal tu atrašinėsi žinutės, nu aš nebūsiu, aš jeigu atrašinėsi už kažkas už mane, aš pati komunikuoju, aš viską darau nuo A iki Z pati ir taip galėčiau kažkokiem procesam susirasti žmogų, bet netgi tuos pačius titrus uždėti aš negaliu kitam žmogui. Gal čia atrodys kažkam, nu, tipo, kaip, ta prasme, gal aš deleguočiau, gal viskas būtų gerai, bet man atrodo, kad mano darbas yra tam tikra, nu, meno rūšis, nu, čia kaip tapyti paveikslą, nu, duok tu tos pačius dažus, duok visą super mega techniką ir žmogus kitaip padarys, gal turės savo braižą. Ir man atrodo, kad vat, mano unikalumas ir aš jį pati nuo A iki Z turiu ir užbaigti. Ar turėjai kažkokių nuopolių, būtent dirbant jau su video kūrimu, kad ai velniop, nebedarysiu, nenoriu dirbti, gal konkurentai kažkokie kažką paskatino taip pasijausti ir panašiai? Šiaip manęs konkurentai skatindavo tai, kad iš konkurento ateidavo, tarkim, pas mane, aš, nu, ne tai, kad čia, jėga, iš konkurento atėjo pas mane, bet šiaip džiaugdavosi, kad, nu, tarkim, jų priimtinesnis būdavo mano braižas, bet tokių variantų taip, na, ta prasme, kad aš suprasdavau taip, kad per mažai skiriu savo laiko šeimai, per mažai kažkaip leidžiam laiko norisi daugiau praleisti. O pas mane tas ritmas, nu, bėgime, likime, tai tarkim, čia atėjau, čia suplanavau, viskas taip sustiguota, vaikas iš darželio pasimtas, čia taip, aha, vaikas pabūt, ir reikia ir vaikui veiklą kažkokią sugalvoti, aha, čia ta. Ir po to, kai gauni iš vaiko, tarkim, na, aš tikrai nebijau to pasakyti, kad, nu, mamyti, nu, padėk telefoną, viskas. Ir galvoju, nu, iš tikrųjų, nu, tu susimastai, kad tavo vaikas pasako, duok, mamyti, padėk telefoną. O man tuo momentu ten reikia kažką paskambinti, greitai atsakyti. Ir tas darbas pas mane nenormuotas nuo 8 iki 5, gaunasi tai, kad reikia pagelbėti žmogui. Man neįsikelia tas, eik tu savo viskas, tada bėgu, čia greitai aš to sureguliuosiu, čia spalvos ne tas, ta. Ir tas ritmas, bėgimas, kartais, nu, aš atiguldau lauko. Kam aš tai darau? Kitą dieną atsikeliu, viskas kaip ir okei. Aš daugiau tos pozityvas žmogus, taip neužsikodau, viskas blogai. Būna visą laiką, moteris supras šitą dalyką, būna blogų dienų. Būna. Taip kaip ir oras dabar mūsų Lietuvoje, vakar už vakar buvo plus 24 šiandien. Taip, 2-3, taip ir sviruoja. Bet pas mane visą laiką išeina, jeigu aš bendrauju su žmonėmis, aš visą laiką pasisemiu tų gerų emocijų, tik duok Dieve, kad būtų tų daug geresnių žmonių, su kuriais aš bendrauju, kurie neišsemia tos energijos ir viskas tobulai. Stina, pakalbėkime apie motinystę. Jis ir mama irgi turi dukrytę, 4 metų berods. Taip. Kaip tvarkaisi su motinystės visais reikalais? Aš pasakiau, kad aš, kai išeidinėjau dekretą, nebūsiu super mama ir aš galvojau, nu gerai, stengsiu. Kas yra super mama? Nu, va tas, kur visą laiką ten visi bareliai, ten čia mes paveiksim, čia mes visą laiką ten mokam anglų kalbą, ten viską mokam ir panašiai ten. Nu, toksai va visą laiką prisirišimas. Aš visą laiką, aš išėjau dekretą, galvoju, o viešpatie, ką man daryti. Nu ir gerai, ir atsirado ta veikla, aš įsitraukiau. Pirmiausia, aš galbūt buvau paėmus tą nišą motinystės, ten tam tikros apžvalgos produktų, manau, pato supratau, nebenoriu, tiesiog aš nebenoriu kišti ir savo šeimos į socialinius tinklus daug ir perėjau grinai ant eksperto. O tuo momentu, nu, man motinystė tikrai, nu, taip, kai tas vaikas ten skambina klientas ir prašau, tyliau,
Tai tik pradedi ištart žodį ir tas, bet viskas yra normalu, aš priėmiau šitą sprendimą pati ir aš norėjau būti aktyvi mama ir jinai irgi yra pas mane aktyvi, viską priima, jeigu reikia ten ir močiutė, ir vyras, ir bendrom jėgom susitvarkom. Aš visą laiką stengiuosi dabar va taip normuotai skirti po darželio, ten laiko kažką paveikti, savaitgaliais nedirbti. Ir susitvarkyti tą visą dalyką, nes, pačioj pradžioj, aš sakau, jeigu aš 10 dieną po gimdymo išėjau dirbti, o vyras su vežimėliu pamaitinau ir tūsino prie savo, kad aš padažysiu klientę, pamaitinsiu ir toliau eisiu dirbti. Tai aš negalėjau sėdėti vietoj, man sėdėjimas vietoj, aš tikrai labai sakau, aš labai geriu mamas, kurios iš tikrųjų daug, ir aš turiu draugų, kurios, ir į burelius, ir ten plaukimas, ir tas, va čia man buvom ir mes tą išmokom. Aš jau reikia, aš už jūs tikrai didžiuosi, bet mano misija, aš įsivaizdavau tokią aktyvę savo mamą ir aš tokia vėjukiška ir esu iki šiol. Vyras kartais sako, kad, galėtų biški pasėdėti, aš visą laiką veiksme, kažkur kažką darau, pas mane daug dalykų vyksta galvoje, tos idėjas generuojasi ir aš tikiuosi, kad ir mano dukrytei persidos visas tas mano aktyvumas ir tokios mintis visokios. Justina, kaip tu manai, ar kiekvienas gali kurti turinį video formatu? Ar mes kiekvienas galim paimti kamerą ir pasidaryti irgi turinio kūrėjais? Galim tikrai drąsiai pasidaryti turinį kūrėjais, tai čia 100%, kai man bando įrodyti, kad ne, ten nekokia vieta, niša tikrai nepritaikoma, bet kokia niša yra pritaikoma, tiesiog reikia atrasti kampą. Nežinau, aš dirbu labai su skirtingom, su statybom, su plytelėm, su grožio meistrais, nežinau, apskritai, tas spektras, su paslaugų spektras, su kuriai dirbu, tikrai yra platus. Ir tikrai jį galima pritaikyti, vienur sunkiau, kitur lengviau. Ir kai man paklausia, sako, aš nemoku kalbėti, man nesiseka, čia yra tiesiog treniruotės. Mano visi pirmi filmavimai būdavo, kad tik būtų tyla, mašinai, aš dabar tiesiog galiu eiti gatvę ir taip filmuotis ir kalbėti ir man yra visiškai... Ir nejausti absoliučiai. Jo, man nejausti, aš kad žiūri, mane gerai žiūri, bet žmonės žiūri dėl to, kad kaip jiems čia yra nuostaba, kad žmogus taip gali, o aš negaliu. Ir reikia tą suprasti, man įsijungus pirmus storius mano, kaip aš išėjau į publiką, tą vadinamą... Aš ten apakus, ten tiesiog taip yra blogai, kur ten tas... Bet be šito dalyko mes suprantam, kad mūsų nebūtų to kito mūsų pusės, nes mes neturėtume kažkokio progreso. Ir kai sako, aš noriu ištrinti visas senos nuotraukas, kaip aš kalbėjau, kaip atrodo, netrinkit. Žmonės mato ir patys jūs galite pastebėti palaipsniui kylantį progresą, kaip jūs augat, kaip keičiasi jūsų video kokybė, kaip keičiasi apskritai visi dalykai, kaip jūsų kalba, gestikuliacija. Čia apskritai, sakau, čia yra darbas su savimi ir, sakau, man būdavo labai, labai sunku ir dabar pasižiūrėti irgi sunku, kaip aš atrodžiau, kaip aš kalbėjau, kokie buvo tarpai ir visi kiti. Bet užaugai to, ko užaugai ir labai tau ačiū šiandien už pokalbį, tikrai labai daug sužinojom naudingos informacijos būtent apie turinio kūrimą, video turinio kūrimą ir labai linkiu kiekvieną iš jūsų ir kiekvienam iš jūsų nepabijoti kartais tos telefono kameros ir nerti į turinio kūrimą.